kvartalinė ribinė linija, nuo kurios prasideda mūsų sklypas. Vat yra atžymėta, šita dalis bus kertama. Čia yra brandus beržynas, 65 metų, bet neužaugęs vien tik dėl to, kad jis augęs yra drėgnoj vietoj. Ta prasme, neužaugęs tokių parametrų, kokie galėtų būti jam augant normaliom drėgmės sąlygom. Normalios drėgmės sąlygos, tai kai nėra pusę metų vandenį, tiksliau 9 mėnesius vandenį, o 3 mėnesius, gal net ir kitais metais net ir iš viso visą laiką vandenys auga. Ar kažkaip augimo sąlygos įtakoja pačios medienos kokybę? Ar tiesiog augimo greitį, o pačią? Augimo greitį ir medienos pačios struktūrą. Tai kuo lėčiau medis auga, tuo jo rievės yra mažesnės, tuo jis yra tvirtesnis. Tai reiškia, šita mediena, šitie berželiai būtų labai tvirti. Taip. Ar jie brangiau superkami? Ne. Čia realiai visas šitas miškas yra malka. Čia kažkiek pasigamins tarinės medienos padėklam, bet rastinės medienos čia nėra. Tai jūs atvažiuosite jos iškirsti malkom? Mes atvažiuosim juos iškirsti malkom, todėl kad dabar yra gamtinės sąlygos, yra tinkamos atlikti visam tam reikalui, kad padaryti kuo mažesnę žalą tiek technikai, tiek gamtai. Nes čia jeigu būtų šlapia, tai tada traktoriai galbūt galimai ir pavažiuotų, bet vaizdelis čia būtų apokaliptinis. Kokios yra atsakomybės patraukus riboženklį? Šitą jokių. Kai yra daromi kadastriniai matavimai, kai yra įkalamas tas raudonas toks grybas, tai ten už šito patraukimą, išėmimą, tai yra baudos, jeigu neklystu, nuo 150 eurų galimai gali. Bet čia tai yra natūraliai prakirstos ribos, grybų nerasim įkaltų. Šitas miškas buvo trauktas būtent šičia į tą pusę, į tą keliuką. Kiti miškai aplinkiniai irgi čia traukti, tai čia jau ribos yra susiformavusias natūraliai per laiką. Ne tai, kad, pavyzdžiui, kažkokia miškė ateini, nieks neaišku, mano miškas yra kažkur. Nėra, o čia prakirstos ribos, nes ir prieš 7 metus čia buvo kirtimas darytas. Eisim pasižiūrėti jaunalyną, nes tą mišką nusipirkau jau buvusi kirsta prieš 7 metus, kuriam ataugęs jaunalynas ir liko neiškirstas tik šitas plotas. Tai aš jį nusipirkau augančių jaunalynų, iškirsiu dabar 1 hektarą, šitam hektare pradės augti medžiai, o ten jau bus toliau augantis ir brestantis. Jeigu aš esu tas miško savininkas, kuris nenutuokiu, kur yra mano miško ribos, kaip jis yra žymimas? Tokiom šakom, ar tai aplink medį kažkas apvyniojama? Šiaip geriausia tai paprasčiausiai yra susižymėti dažais. Visą laiką matos, ryšku, aišku, gali ten atvažiuoti po metų, po 2, tiesiog prasipurkštas ribas ir visiems bus aišku, kad kaip pavyzdys ir kaimynas neįeis į tavo ribą ir tu pas kaimyną neįeis.